Jei kas nors gyventi, tai žemiau pietesnių. Tai žinai, toks tarsi, žinai, viduje yra, bet kiek kitų vaikų būna? Žiema dabar Ai, čia ne, čia Labą dieną. Kelio nematyti. Visur pahalą, taip žinai. Įsipildė ilgai brandinta svajonė, kad Ginto Akstino paroda bus pirmoji Veisiejų lankytojų centre. Žinojau jau per atidarymą. Taip ir atsitiko. Prasidėjo 15 metai ir renginių, galima sakyti, nemažą rikiuotę, kurią surikiavom šį metą, pradedant būtent nuo Ginto Akstino darbų parodos. Visi jau matėt, jinai be galo šilta, darbai archaiški, bet labai artimi, netolimi, atrodytų tas pagonybės laikotarpis be galo toli ir lyg tai mus skiria nuo jo praraja, o galbūt jos ir nėra, nes mes kiekvienas lietuvis daugiau ir mažiau esam pagonis. Labas vakaras, malonu matyti tiek daug žmonių susirinkusių šitam sklepam. Graženko gražus skliautai, iš tikrųjų meniški skliautai, ne šiaip sau sklepas, kokis tai kad būtų. Turbūt, kad Veisiejai yra ta vieta, kur iš tikrųjų traukia sugrįžti, nes pats aš, galima sakyti, kažkokį lemtingą žingsnį esu žengęs Veisiejuose 2001 metais, kada buvo jubiliejiniai Veisiejų metai ir buvo pleneras ir nuo to, galima sakyti, labai dažnai Veisiejuose buvau dažnas svečias ir esu dažnas svečias ir dabar dažnas svečias ir vasarą ir žiemą ir ne tik, kad dirbtų ar kažkokį darbelį palikti, bet tiesiog ir su svečiais ir panašiai. Kūryba tai toks gan sudėtingas iš tikrųjų dalykas ir gan paprastas dalykas, kai viskas jau yra sukurta. Čia, atrodo, rašiausi ir visą kitą, bet čia tiek reikia gal nereikia pasakoti. Kaip visą tai gimsta? Noras kažką atrasti pasaulius, kuriuos
Aš nežinau, aš juos sukuriu, jie atsiranda. O kaip jie atsiranda, tai dažniausiai sunku net kitas ir paaiškinti. Kaip atsiranda tas kažkoks prašviesėjimas, atsiveria dangus, atsiveria kažkokie tai energijos pliūpsniai ir nukrenta mintys, žinių bagažą apie pagonybę, etnografiją, mitologiją ir visą kitą, kuri man pravertė ir manau praverčia dabar. Istorijos mokytojų netapau, kiekvienas gali būti pedagogu, šiaip aš daugiau esu žmogus, kuris mėgsta galbūt daugiau vienas, ne vadovauti, o greičiau vadovauti medžių, pjūklų ir panašiai. Man tai patogiau yra ir kurti istoriją man yra patogiau, naudingiau ir manau, kad mano toks pašaukimas yra. Šitas darbas irgi yra Koplytstulpis, čia net netoli jūsų, prie Šilelio girininkijos, irgi jūsų rajone. Čia mano namuose duonos kasdieninės angelas, kaip sakau, vėlgi yra tematika, čia yra prie Druskininkų miškų urėdijos Perkūnas, pagrindas. Dirbu tokius užsakymus, rūpintoje, būnu užsakovų ir tokių modernus rūpintojėlis. Mano namuose Šventas Petras, koplytėlės, kurios man asmeniškai yra artimesnės nei tie aukšti koplytstulpiai, iš kunigo Algirdo. Mes nešeilę sudėliojom, tai yra ruduo vakaras, yra vasara diena, pavasaris rytas ir žiema naktis. Pakrantė gražiai leidžiasi į ežerą, daug išvystuvų, iš to, kur mano toks. Padarėm tokį plenerą, skirtą knygnešiams ir 1863 metų sukilimui. Visą tai suėjo į didelę knygą, į aukso vadinamą tokį altorių, balių dabrukų ir skulptūrą. Daug su juo teko iš tikrųjų dirbti. Žmogus, kuris pirmas man parodė, kaip drožti didelio žmogaus nosį. Ir paskutiniai čia darbai yra, jie dar nepastatyti, tai yra skerstuvės. Kada užsakovai tavim rūpinasi, valgį duoda, nakvynę duoda, belieka tik tai generuoti mintis. Palikti visą tai be abejo yra smagu. Varėnos parkas ir kaip Krosnos gerbas. Prie technologijos mokyklų. Įsijuose su daug palikęs darbų, kaip čia mes skaičiavom, gal apie 15, gal ir daugiau. Gardine bendras mūsų darbas Lietuvoje, ten tokia čia yra geroji dalis, jautis, liūtas, varnas, kas gal Nesiejų bažnyčioje, vienoks. Čia irgi elementai yra irgi iš Betliejaus, irgi toks konkursas, tai čia yra Jurgis paskutinis. Iš tikrųjų, prasbrodus tokį gumbą atsiveria, aš sakyčiau, gintaras, tai yra praktiškai gintaras. Vienas irgi iš tokių darbų pas mane namuose kabantis, aš pavadinau vakaras, kad laikas nuo laiko vis aplanku, ką nors padarau. Tikiuosi, kad nesugadinu šito žavaus miestelio, žinoma, savo žmonai Živilei, kuri yra pirmas mano cenzorius, pirmas mano kritikas ir kuri leidžia man kurti ir, kaip sako, ačiū Dievui, kad nebyra skiedros į puodus, nes tiek noriu pasakyti, tiek save parodyti. Žiūrint tas nuotraukas, tai iš pradžių galvoju skaičiuosiu, bet paskui nueini tas gražias kūrybinės jūsų lankas, kad nebeįmanoma susikaupti. Bet viena aišku, kad Ginto labai daug darbų puošia mūsų gyvenimus. Labai čia mums didelę paslaugą padarė, tiesiog pademonstravot, bet dabar ką aš siūlau, ieškokim jo kūrinių, atpažinkim. Didelis menas atpažinti kūrėją. Mums tiesiog išsami prezentacija buvo pateikta, taip kad pamoką turėjom. Nes jūs esate labai reikšmingo, istorinio įvykio liudininkai. Tai yra ne tik Ginto vernisažas, tai yra nepaprastai jaukios,
su ypatinga dvasia parodų salės atidarymas. Analogo aš nežinau ne tik mūsų rajone, analogo aš nežinau visoje pietų Lietuvoje. Paėmęs ąžuolo kaladę, neskubėdamas bandau suaugti su medžiu, kad galėčiau numesti jo senus rūbus, skiedras ir paleisti gyvenimą naujais apdarais, naujomis mintimis ir nuotaikomis medinius vaikus, rūpintuvėlius, šventukus, angeliukus, piemenukus, paukštukus. Gintautas Akstinas. Knygoje yra giminės didžiulis indėlis, tai yra Živilės mamos Gintauto uošvės poezija ir jinai atkartoja, šnekasi su medžio poezija. Vėlgi aš manau, kad žmona prisidėjo prie šito darbo, bet gal Živilė pati trumpai. Būnant šalia meno žmogaus atsiranda galimybė pačiam ir kurti, ir tobulėti, ir daugiau plėsti akiratį, bendrauti tikrai su įdomiais labai žmonėmis, pažinti ir jų gyvenimus, pažinti jų darbus, įvairių menininkų sukurtus darbus. Ir tikrai tas gyvenimas pasidaro toksai pilnesnis, įdomesnis ir nėra kada bartis. Esu labai laiminga, jau 32 metus, važygiuodama koja kojon šalia Ginto. Ir manau, kad dar pažygiuosim viskai. Ir visada duonos užtenka ir gaspadoriam ir svečiam. Ir kad būtų tavo šiluma, jaukuma, viso. O receptas galima sužinoti? Tos jaukios duonos. Svarbu raugas. Rūginė, bemėlis, raugas. Aš pasadėsiu, paskui visi ragausi. Kaimo dalis. Tai tam prisiminimui apie tėviškės kaimus. Labai ačiū. Ir žygiuoti toliau darniai, kaip žygiavot iki šiol. Tuos gražius 32 metus. Tai yra be galo didelis ir gražus laikas. Ir labai džiaugiuosi, kad ši paroda būtent vyksta Veisiejuose ir būtent Veisiejų regioninio parko direkcijos patalpose. Tad šiandieną šią progą norėčiau Jums padėkoti mūsų Lazdijų rajono savivaldybės mero Artūro Margelio vardu, padėkoti už šią nuostabią parodą, palinkėti Jums geros sveikatos, gražių idėjų ir minčių, gražių darbų, ne tik mums Veisiejams, bet visai Lietuvai ir be abejo ir kitoms šalims. Geros sveikatos Jūsų šeimai ir dar tikrai norime ir tikimės, kad mes Jūs matysime ne kartą, nes Jūs būkite. Nėra akimirkos, kurios šitas žmogus būtų nepavaizdavęs savo skulptūros. Greitų laikų bus galimybė tokia, jeigu Dievulis mane palaikys šitoje žemėje dar biškį, apie tuos dalykus išgirsti ir pamatyti ekrane dideliam, išgirsti dalykus, kurie išties stebina visą pasaulį ir kurie važiuoja kartais į tą Norvegiją ne tik tai uždirbti pinigėlių, bet pasižiūrėti šitų stebuklų. Oslas, sostinė Norvegijos, yra vadinama menų miestu. 30 žingsnių neįmanoma praeiti, kad nestovėtų skulptūra. Pasižiūrėkit, va čia darbelį. Ačiū labai Alfonsui. Irgi kaimo vaikas. Aš tos dvasios kaimo noriu jums įteikti. Dalis tų darbų, kurių mes čia matėme nepaprastai daug, yra pas mus, mūsų krašte, Lazdijų krašte, Veisiejų krašte. Ir kad mūsų žmonės gali jūs matyti, kad jais gali gerėtis. Na ir norisi tik pasakyti ačiū už tai, ką jūs darote, ką jūs esate sukūrę.
Kągi, ačiū Jums ir tikrai Jūsų darbai verti mūsų visų darbos. Ar dar atsiras Jonaikių kaimo kraštelis? O dabar visi brangiausiai susirinkusiai kviečiam prie vaišių stalo.